Sveiki visi, aš esu Mr. Zipas ir nuo šiandien pradedu filmuoti savo video ir juos kelti į YouTube. Tai jo, kaip pastebėjote, pirmasis mano video bus Minecraftas ir manau, nebus keista, jeigu pasakysiu, kad Minecraftas yra vienas žaidžiamiausių žaidimų ir labiausiai plintančių tikriausiai žaidimų industrijoje, kurį lengviausiai yra komentuoti bei aktyviausiai, manau, jį žiūri žiūrovai, ar net neįsivaizduoju, kaip kitaip pasakyti. Tai jo, mano YouTube kanale atrasit dažniausiai Minecrafto video, nors žinoma pasitaikys ir kitokių žaidimų, todėl jo, tiesiog laukit ir prenumeruokit, o kaip esat naujokai, man jūsų nuomonė žiauriai svarbi ir kiekvieną kartą skaitysiu komentarus, stengsiuos tobulėti, tiesiog jo. Ir tai jo, jeigu pastebėt, naudoju resource packą dabar, taip jie liktai, jo. Resource packą Faithful 32, žodžiu, bus linkas, jo, nes tingiu aš tiesiog sakyti ir jo. Tai pirmą, ką pastebėt, tai daraus, kaip ir kiekvienas, manau, jūsų kertat medį, vos tik įsijungia savo pasaulį ir jo, pagal idėją turėtų fone groti tyliai muzikėlė, kad jums klausantis manęs neatsibostų klausytis, jeigu aš per daug nusišnekėčiau. Tai jo, tiesiog kaip pirmas kartas, tai nežinau ką kalbėti ir pasimetęs tikriausiai esu, jo, tas žodis, kurį reikia. Kol kas video stengsiuos kelti ne kiekvieną dieną, bet kas dvi, bet tas editinimas daug laiko užima ir noriu tiesiog kelti tuos video, kurie yra geros kokybės ir manau verti viešo paskelbimo ar kažkas tokio. Tai šitam epizode, kaip jau manau, žinote, kad nieko jau nebenuveiksim ir, nuveiksim. Manau, ieškosim savo gyvenamosios vietos ar eisim biškį į urvus. Jo, maždaug kažką įdomaus vis tiek sugalvosim, ką veikti ir kaip matot, atsiradom gan geroj vietoj. Bent jau man tai labai netgi patinka ir aš girdžiu vavarą. Jo, triušį, wow. Aišku, ravynas. Vienintelis minusas šitos vietos, kad aš kol kas neradau dar maisto. Nors šiaip yra tie grybų medžiai. Tai gal iš karto aš kelis pasikapos. Dėl ko man čia tipo nesupratau. Čia tipo yra kažkoks šansas, kad jie iškris ar neiškris. Nice. Jo. Kaip pastebėjau, krenta irgi ne iš kiekvieno. Čia gal man kažkas buginas. Žodžiu. Laikinai bent jau kažko pavalgyti turėsim, kad nenudvesti iš bado ir jo. Žiauriai iš tikrųjų pasimetęs esu, bet su laiku, manau, tobulėsiu ir jeigu man seksis seksis ta žodis, toks awesome. Dar varom ten to rudo ir jo, rudo, nice. Jo, man atrodo, gal netgi čia iš tikrųjų galėtume mes apsigyventi, galėčiau čia, nes pakankamai gera vieta. Tik reikia maisto atrasti. Taip pat iš mano mikrofono dabar galite girdėti šiokį tokį triukšmą. Tai žinokit, kad mano mikrofonas nėra labai geras ir aš tą triukšmą stengiu pašalinti su įvairiomis programomis, bet jo viso
Vau, tiesiog neišeina pašalinti ir vis tiek kažkas lieka, taip kad greitų metų tikrai turėčiau pirkti naują mikrofoną ir jam. Dabar, netgi daugiau turim nei reikia. Iš karto gal pasidarom daugiau tų lentų ir crafting table, man atrodo dabar, jeigu pamenu, tai taip, labai gerai, taip ir taip, jo, puiku. Gali, man atrodo, šitą išsikirsti ir po truputį kažkur judėti, jo, greitai tik pasitikrinu normal, jo. Tai, manau, bėgam ten, link to Flatlando, nors ten kažkas, mačiau, ten kalnai. Ne, bėgam link Flatlando, nors kalnai šiaip, ne, bėgam link kalnų. Jo, tai, nice, kai... Ai, ne, karvės, nice, biški lagina iš tikrųjų FPS dropas. Reiktų man atrodo, pikeksą pasidaryti ir... Nice, kur tu bėgi? Lagina, nes, iščenkus tikriausiai krauna. Ja. Dar šitą greitai iškapam. Ja. Turim dar biški mėsos, dar ten mačiau. Nice. Galėtum iš tikrųjų tu kažkaip užsimušti, tada man palengvintum darbą, bet tu neužsimuši, tu mirsi dabar, dabar. Turim jau kažkiek maisto, iš tikrųjų turėtų pakakti. Okay. Dabar, wow. Kai čia vieta išdžiūvus upė, čia kalnai ir čia FPS dropas, lag spike ir kažkaip kitaip. Nice, žinot ką, nors... Jo, man šita vieta žiauriai patinka ir man atrodo, bent jau laikinai tai tikrai čia įsikursim. Taip kad galim pasidėti čia savo tą, galim biški stikų pasidaryti, tiek dabar turėtų užtekti ir einam biški to, cobblestone. Epizodų ilgų stengsiuos nedaryt, kad bent jau pradžiai, kad jums neatsibostų irgi žiūrėti mano video, nes manau nelabai įdomu yra žiūrėti ilgus epizodus, jau geriau jie tegul būna trumpesni ir keliami po dažniau, nes, net nemoku paaiškinti teisingai, bet, shit, sufeilinau totaliai, ja. Okay, man atrodo, užteks mum tiek cobblestone. Wow, kaulas, labai gerai, kaip tik man jo dabar ir reikėjo. Galėsim išsikepti valgyti ir pasidaryti biški torčų. Nice. Okay. Wow. Labai užkniso, kad tas medinis pikeksas toks lėtas, kaip norėčiau dabar turėti stone pikeksą. Bet negaliu. Jo ir... jau greit naktis. Gaila, kad aplink bent jau dabar tai nemačiau avių aš. Kiek čia daug jau... Reikės apsišviesti ant tą teritoriją, kad nepultų mus visokios šlikštynės. Paskui gąsdint jos mus naktim. O mes to nenorim. Jo. Man atrodo, kad... dar šitą iškirskim čia. Ir dar šitą.
Na ir dar šitą. Jo, galima įti iš čia. Na, aišku, per tą laiką sutem. Puiku, puiku, tiesiog puiku. Jo. Pala čia likt. Vau, kaip koks FPS dropas. Pala čia likt į tą mūsų. Jo. Galim biškį torčą pasidarysim. Kad apsišvies ten tą keivą, urvą. Čia ne keivas iš tikrųjų. Jo. Pasiimkim tą. Dar čia gal numeskim torčą. Ir čia. Na ir va čia. Ir dar va čia. Ir... Ai, ant lapų negalim. Tebūnė dar va čia. Va. Šiokį tokį apšvietimą turim. Ir... Jo, galim čia pereit. Čia dedam tą. Pasidarom iš karto furnasą vieną. Ir... Įdedam kepti mėsą. Oi. Nice. Ok, dabar galim pasidaryti akmeninius įrankius. Pala, 2, 3, o. Labai gerai ir... Va. Dar vieną dalyką iš tikrųjų norėčiau pasidaryti. Nice, čia jau. Nors gerai. Gerai, iš tikrųjų čestą čia pasidėsiu. Va. Galim dabar pasidėti šitą. Oi, nors iš tikrųjų gerai. Ir man nepatinka tai 1.8 versijai, nu toj naujausiai, bent jau kiek žinau. Ir jeigu jūs norėsit, galėsim žaisti ant snapshotą, nes mano launcheris, kuris yra nukrakintas, aišku, bet greitų metų pirksiu premiumą, manau, leidžia žaisti ant snapshotų, taip kad jum panorėjus visada galėsiu pasikeisti į snapshot versiją. O dabar labiausiai užknesantis dalykas mane tai 1.8 versijai, tai yra tas skinas. Na, čia panos skinas, pala, oi. Va. Ir nežinau, kaip jį iš tikrųjų pasikeisti. Ja. Galėtume šiaip nulėkti avių paieškoti ar dar ko, bet aš jų bent jau dabar tai nematau. Matau tik skeletoną, creeperį ir zombį. Nice. Ir dar vieną zombį, wow. Ir dar vieną creeperį. Jis ką, net nereaguoja į mane. Labai gerai. Ir manau, kad per tą laiką, kurį mes žaisim, stengsiuos padaryti daugiau achievementų, na, tai yra savo vykdomų tikslų. Ir manau, vienas tikslas iš jų būtų tai įvykdyti va visus šituos achievementus, kas pagal mane tikrai neturėtų būti lengva, bet pala, build a notch apple. Nice. Iš tikrųjų, tai jo. Reiktų mums dabar biškiaviau perėti. Kaip lagina. Triušiai, jei. Dar vienas. Dink. Šūdas. Šūdas, kaip tu taip gali? Čia dar vieną tarčą padėsim. Gal triušis, koks tu mielas. Apgavau. Bėgam. Maždaug link kalno. Bent jau dažniausiai, kai aš žaidžiu, tai ant kalnų arba prie kalnų randu daug avių iš tikrųjų. Nežinau kaip jum, bet man dėl to kalnai... Vau, viskas, girdėjau avį. Tikrai, kur jie yra? Avis. Meat. Nice. Daugiau avių nebėra. Nope. Girdžiu zombį, nice, nu. Jie mane sekioja, kaip kokie pedofilai, atsiprašau. Nervina, iš tikrųjų, jie žiauriai. Jam
Čia žiauriai tamsu, čia neįsim ir ten dar zombis yra. Tiesiog nenori. Brown, oh shit. Padarysim taip. Avis. Nice. Auč. Ne, kur tu? Eik tu savo. Jo. Man atrodo reikia. Ne, aš Nice. Negalim užlipti į kalną. Man atrodo šio epizodo tikslas bus užlipti į kalną. Dar viena avis. Nice. Galėsim pasidaryti lovą. Galėsim permiegot. Daug pliusų iš tikrųjų radau. Čia. Reikia maisto. Nu, ateik čia. Dėkui. Daugiau avių kaip ir ne. Avis ir mažiukas zombis. How cute. Bėk iš čia. Bėk. Viskas. Pabėg. Jo. Ten dar matau skeletą. Vau, čia Tiger kas pala. Extreme. Ne. Nice, nu. Žodžiu. Svarbu turim pasidarę jau lovą. Auč, šitas skaudėjo. Jo, ir galėsim permiegot. Tai va, šitas video kaip ir nebuvo ilgas, o manau laikas jau baigti. Tai va, dėkui bet kokiu atveju, kad žiūrėjot mane ir laukit kito video, kuris pagal mane turėtų būti poryt arba rytoj. Jo, tai va, sėkmės.